Mūsų dalyvių pasisakymai įvairiais klausimais. Tada daug bus paklausimų ir atsakymai juos bus informacijos ir susirinkimo uždarymas. Reglamentas būtų toks. Pertraukos kiekvieną privalomą. Ir arba vaistinės. Dabar čia kalbų. Manau, kad gerbiamam iškolinį klausimą, galis pasivalandų daugiausiai. Kaip jūs gerbiamas iškilas. Taip pat kalbės apie tiek laiko. Norėtume, kad aktyviai mes visi dalyvautume ir karo dalyviai pensininkai. Gerbiami mūsų svečiai. Pirmiausia, gal sakyčiau, šiandien kalbėsime mums rūpimais, gal net skaudžiais ir sunkiais klausimais. Savo gyvenime mes susidurime su daugybė problemų, nes daug įvairių rūpesčių, socialinių, ekonominių, sveikatos, kartais ir psichologinių užgula mūsų pečius. Negyvenime, nes neturime iš ko gyventi materialinėje gerovėje. O labai žinoma, norėtume gyventi geriau. Infliacija lenkia pensijų augimą, ruošiama kelti kainas už šilumą, elektrą, kurą. Sunku valstybei, o nelengva ir pensininkams. Bet norime likusius metus, kurių belieka vis mažiau, netiek jau daug turbūt, nugyventi lengviau, geriau, sočiau turbūt, reikia pasakyti. Be abejo, šiais klausimais, o taip pat bus pasisakymų ir kitais klausimais bei paklausimų. O antra, noriu čia įžangoje pasakyti, ką minėjau pradžioje. Taip pat labai svarbu būti viena ir vieninga šeima. Nors ir sunku, bet mes norime, kad senatvėje būtų šviesiau, ramiau, lengviau. Mūsų gyvenimo patirtis, kaip didžioji amžiaus vertybė, išmintis reikalauja, net įpareigoja, kad visi pensininkai būtų vieningi, pakantus, kad būtų ramybė ir sutarimas, kuri nėra politinė ir nesukurta pagal partinius principus, jau nesižvalgome nei į kairę ar dešinę pusę, ar vieną ar kitą partiją. Mes gerbėme ir gerbsime kiekvieno nuomonę ir įsitikinimus. Mes laikomės įstatų, mums svarbus visų pensininkų interesai, rūpesčiai. Mes norime bendrauti su visais, visi mums mieli ir gerbiami. Gal kai kam ir nepatinkame, bet skelbėme, kuri šiandien dar kartą viešai pareiškėme už visų vienybę ir visų susitelkimą. Nes mums nėra mėgstamų ar nemėgstamų. Mums visi vienodai geri. Visiems turi užtekti vietos po šią saulę ir galime